Visuomet pasitikrinkite, ką besumąstytumėt. Ar tikslas, noras, svajonė yra tikrai jūsų. Pasitikrinkite per kūno pojūčius. Ar jums tai suteikia džiaugsmą, ar tai jums suteikia dar daugiau streso. Jeigu tai suteikia dar daugiau streso, tikslas vis dėlto ne jūsų. Taip, kažkas tai yra dar ten nepraspręsta, yra po tais tikslais dar mažesnių tikslų, kurių jūs dar nepadarėte. Kai jūs padarysite juos, šitie didesni tikslai jums bus labiau džiaugsmingi. Kitas dalykas, nebijokite klaidų. Nebijokit. Jūs galite, nors ir esate suaugę, sąmoningi, išsilavinę žmonės, jūs irgi galite suklysti. Ir nereikia būti kaip varškėčiui, kad maždaug, aš čia dar, man vienodai, aš ir čia suklydau, ir čia suklydau. Jeigu tikrai jums smalsu, tai jūs tiesiog paimsite, susirinksite savo patirtį ir vėl sukaupę energiją eisite ir sieksite. Tai kiekviena klaida tebūnie būna pamoka ir nereikia jos bijoti.